Tie profiliai standartiniai yra 4, bet mes turim fantazijos. O jūs turit? Jeigu jūs turit fantazijos, pasakykit savo fantazijas, tokį profilį mes jums galėsim pagaminti. O apie profiliukus, štai aš turiu pasiruošus dėžutę, jums ir parodysiu, kokie tie profiliai galimi. Pats populiariausias atkeliavęs iš Skandinavijos, tai yra vertikalus profilis, kuriuos mes dedame vertikaliai ir matosi 1 cm tarpas. Čia dabar matom 2 skirtingas spalvas degintos medienos alyvuotos, bet iš esmės profiliukas yra skirtas tik vertikaliam kalimui. Jo negalima kalti horizontaliai, nes status kampas, laikysis vanduo, lentos nebus tokios ilgamžės. Kitas profiliukas, apie kurį noriu papasakot, tai yra štai horizontalios dailylentės, kurias mes galime kalti horizontaliai, nes būtent tada yra tinkamas kampas vandeniui nubėgti. Šitas lentas, išduosiu paslaptį, dažniausiai renkasi sodybose, prie gamtos, ten, kur norima tokio senovinio įvaizdžio. Prieš tai lentelės vertikalios, apie kurias kalbėjau, jos yra dažniau naudojamos urbanistinėse vietose, nes jos turi modernų vaizdą. Dar vienas iš dažniausiai pasirenkamų sprendimų, tai yra paprastos kvadratinės lentelės, jos gali būti dažytos, degintos ir dažytos iš 2 pusių arba iš vienos. Tai yra kvadračiukai, kuriuos galima dėti su tarpeliais, didesniais, mažesniais, galima tvirtinti. Čia yra svarbiausias niuansas, va būtent tokias lentas galima tvirtinti su paslėptu tvirtinimu. Ir iš viršaus nesimatys sraigtų. Štai ir paskutinis profiliukas, kurį dar greitai paminėsiu, tai yra rombas. Kada jį rinktis? Rombas, štai rombas. Jį dedame su tarpeliu ir kada jį rinktis, o tada, kada norite pasidaryti tvorą arba senelę ir norite matyti, ką kaimynas daro, bet norite, kad kaimynas nematytų, ką jūs darote, tada rinkitės rombą.